Sveiki draugai, aš čia bagažinių turguje, laukiu atidarymo, prieš 12 eiliais, jau žmonių eilė ilgėja ir vis dar mašinos atvažiuoja. Štai taip atrodo turgus, stalai paruošti, žmonės jau vaikšto su maišais, kažką rado, kažko ieško. Ačiū, kad sekate kanalą, ačiū už like ir subscribe. Kuo daugiau jūsų seks kanalą, tuo bus geriau man kurti, tobulėti. Ačiū už palaikymą. Ir keliaujame pasivaikščioti po bagažinių turgų. Pasižiūrėsime, kas čia gero. Tikiuosi rasti kažko įdomaus, nors pilna žmonių, bet įmanoma. Daug matome žaislų, figūrėlių, bet jos nėra tokios vertingos. Reikia ieškoti kažko brangesnio, kad nereikėtų užsižaisti ir aišku, kad vietos daug neužimtų. Matau daug pliušinių žaislų, bet nėra vertingi. Geriausia pirkti firminius. Labiausiai perka iš žaidimų arba filmukų personažus. Stalai nukrauti, daug daiktų, bet kažkaip niekas į akis nekrenta. Pastebėjau, kad ir žmonės vaikšto neapsikrovę, ne su maišais pilniausiais. Čianais pamačiau saldainių. Keista. Peaky Blinderių serialas buvo, bet pagalvojau, kad jų pilna turėtų būti internete, tai nerizikavau. Čia aptikau keletą paveikslų, tokių įdomių, bet manęs nelabai domina. Šalmai gan brangus buvo, po 10, po 15. Tai jau ieškoti kažko pigesnio. Šiaip kiek turėjau šalmų, tai visus pardaviau. Gan juos perka. Taip pat ir motociklininko drabužius, kelnes. Kelias kelnes turiu, bet mažo dydžio, o kas liečia didesnės išmeros, tai nuperka. Ant šito stalo radau keletą įdomių daiktų. Moteris pardavinėjo, kainos buvo po 2-4 svarus. Vėliau parodysiu. Maiše pamačiau stalo žaidimą, pasirodė senas, bet apžiūrėjau, nieko įspūdingo, palikau.
Greitai peržiūrėjau dar plokšteles kelias, bet nieko įspūdingo, jokių kažkokių matytų grupių. Dar ant stalo aptikau senų daiktų, bet apart šito tanko nieko įspūdingo. Dar pamatau gulinti karžygį, nufilmuoju jums ir žingsniuoju toliau į medžioklę. Ieškau kažko vertingo, ką galėčiau parduoti. Labai mažai daiktų traukia akį, greitai einasi. Vieną turgaus pusę tiesiog prabėgau, gal 20 minučių užtrukau. Šiaip sakyčiau, šiais metais silpniausias turgus man. Gal tik gerą maišiuką daiktų nusipirkau. Pas šitą pardavėją truputėlį užtrukau. Keletą daiktų apžiūrėjau, pulteliai buvo, bet visi nefirminiai, po 3, po 4 svarus. Čia buvo dar elektronikos, bet irgi tokia pavargusi, panaudota, tai net neklausiau kainos. Čia aptikau seną lenktyninę trasą, bet labai jau sunaudota. Tai net neklausiau kainos. Šiame video daug montažo nedariau. Viską sukėliau iš eilės, ką nufilmavau. Kur didesni tarpai buvo arba tuštesni stalai, tai pafilmavau. Ant kai kurių stalų matau dar daug daiktų sudėta. Atrodo, kad niekas nepirko iš jų. Pilna prikrauta. Spėju, kad dar sugrįšiu turgų ir susitiksime. Dar pamačiau kelis butelius dėžutėje. Gaila, kad neseni. Kai kurie būna jų vertingi. Čianais gražios kėdės ir kaina gan, sakyčiau, gera, kaip už 4. Už kėdės matosi staliukas iš 3 dalių, tik 10 svarų. Sakyčiau, gera kaina, nes jų vertė apie 40-50, bet daug vietos užima, plus į mašiną reikia kažkaip susikamšyti. Tai jau geriau kelius smulkesnius daiktus nusipirkti. Viskas jau sukrauta ant skrynios. Radinukų nedaug. Ką pavyko rasta. Gan kainos aukštokos, tai tiek šį kartą. Vienas geras maišiukas. Radau žaidimuką už svarą. Mašinytės. 92, už abidvi sumokėjau svarą. Šitą žalią mačiau yra
gal 10 gausiu. Toliau. Esu matęs anksčiau šituos stiklinius rutuliukus. Šiaip juos perka, bet nėra jie brangus. Už šitą dėžutę sumokėjau 3. Kažkas apie 10. Šitą knygą turiu. O čia kasetės, pasiklausyt. Mokėjau apie 2 svarus. O jie žiūriu dabar apipelyje. Dabar tik pamačiau, kad apipelyje. Tai gal reikės bandyti kartu su knyga pardavinėti, nes knygos nelabai kas perka. Skaičiuotuvas. Mokėjau svarą. Toliau telefonas. Kainavo 2 svariukai. Kažkas apie 22 mačiau yra įdėta. Panaudotas. Čia kažkoks įdomesnis. Reikės dar pasiaiškinti. Toliau šituos kamuoliukai žaisti ant kilimo. Čia kažkoks angliškas žaidimėlis. Žmona pirko, mokėjo 2 svarus. Nėra brangus, apie 10-12. Šitas Goodman aparačiukas. Mokėjau 3 svarus. Pasirodė pigiai, tai firma nėra stebuklinga, aišku ir kaina. Bet po to pasižiūrėjau, kad čia net galim žiūrėti video out. Yra jungtis video out, buvo mikrofonas, tai visai gerai. Vienas mačiau yra įkeltas internete, 22. Tai neblogai. Toliau šitas. Mašinai vairą užblokuoti. Aš turiu tokį, bet truputėlį kitokio tipo. Naudoju. Jeigu mašiną palieku 2 savaitėm, tai uždedu ant vairo. Už šitą mokėjau 8. Prašė 10, bet kad labai jau panaudotas. Tai toksai naujas sakė, kad 70-80, tai va dabar patikrinau, tai kainos tokios, o čia tai nežinau, gal 70, tą 30 svajonę gauti. Toliau. Žmona dar paėmė DVD, skambino man, sako, Blu-ray, DVD, Sony, dėžutėj, 7 svarai. Sakau, tai gerai, gera kaina, pirk. Ir dabar atvažiavus paaiškėjo, kad čia net ne Blu-ray, seno tipo kištukas. Ir dar, nors ant dėžutės HDMI bent jau rašo. Bet čia visai įdėtas kitoks grotuvas. Tai žodžiu, aš būčiau net nepirkęs, jeigu būčiau matęs, kad seno skart. Nes jie nėra brangus, iki 15-16. Dar prieš tai pagalvojau, kad čia dėžutė, bus brangiau, bet žiūriu, kad čia visai kitoks pavaizduotas, tai... Na tai nežinau, čia 12-14 gal max gaut. Toliau čia dar pirkom savo porą svarų. Kepurė vaikui 50 centų. Gal visai nieko. Keletą žaisliukų. Šitą ranką 3 svarai. Vaikui pažaist. Ir dar šitą radau. Turtle. Čia kaip ir pledas, kaip ir užvalkalas. Gana šiltas. Mokėjau 4.
Mokėjau 4 svarus. Kaip ir originalas. Yra etiketė viduj. eBay'ų radau tik tais Amerikoje. Truputėlį kitokio dizaino. Tai $22, bet jeigu čia aišku pirkti, atsisiųst, gaunas kažkas apie 50. Tai nežinau, ar pardavinėsim, ar savo pasiliksim. Visai gražus. Vaikai dar apie vėžliukus ninzes nelabai ką žino, bet ateityje, manau, susidomės. Gal ir pasiliksim. Tai va, keletą radinukų, nedaug. Pasivaikščiojom su šeima. Geras oras, aišku, vėjas didelis, bet palyginus šilta buvo. Ir ką, susitiksim prie ekrano, pažiūrėsim, ką išėjo parduoti šią savaitę. Šią savaitę pavyko parduoti 7 prekes. Starlink figūrėlės 2 už 5 svarus. Kompiuterį stalinį. Planavau aš jį savo pasilikti, bet nepavyko man jo įjungti. Reikia Windowsus parašyti. Tiesiog dėl laiko taupimo nusprendžiau parduoti ir nusipirkti laptopą. Bet to jis 10 metų senumo. Tai jau geriau kažką naują nusipirkti. Nupirko už 90. Toliau plokštelių grotuvas Sony. Nupirktas už 56. Kodak kamera. Fotoaparatas. Iškeliavo į Vokietiją. Nupirko serialą, 3 sezonas Merlin už 5 svarus. Šitą Sony aparatūrą turiu gan senokai. Buvau įkėlęs į parduotuvę už 70, bet pasiūlė 50. Tai sutikau, pasižiūrėjau, kiek kas kainuoja, neskubėjau sutikti. Tai manau 50 nusprendžiau, kad geras pasiūlymas. Ir paskutinis DVD, Tomas ir Džeris. Parduota už 3,60. Taigi, silpnoka savaitė, bet būna visaip. Neliūdžiu. Ačiū, kad žiūrėjote. Būtinai paspauskite like. Sekite kanalą, prenumeruokite. Ir iki.